Leidusi prokurorams susipažinti su Drąsiaus Kedžio sesers teisėjos Neringos Venckienės telefono išklotinėmis, teisėja Jolanta Veigelienė teisėjų garbės teisme. Išduodama tokį leidimą Veigelienė pažeidė Venckienės imunitetą. Paaiškėjo, kad teisėjai iki šiol lengva ranka dalijo leidimus pasiklausyti įvairius abonentus, net nepasidomėję, kam priklauso vienas ar kitas telefonas. Teisėjams pakakdavo operatyvininkų atneštų telefonų numerių. Iš tiesų, ne visą laiką gali patikrinti, nes didžiąja dalimi tai juk ateina telefonai, ateina operatyviniai darbuotojai ir prašo būtent nenustatytų asmens telefonų. Kaip jie gauna tos telefonus, jie sako, mes klausėme pagal kitą telefoną ir išgirdome, kad vykdoma veika ir kažkoks asmuo rengiasi daryti nusikaltimą ir prašau duoti, nes mes norime toliau atlikti ikiteisminį tyrimą. Ir šioje situacijoje tai kyla klausimas, kaip ir galima patikrinti, to negali patikrinti. Teisės ekspertų teigimu, prieš priimdami sprendimą teisėjai privalo žinoti, kam duos sankcijas. Neretai buvo naudojama tame procese, kuris vadinasi nusikaltimų dengimas. Tam bus kontrabandos ar kitų nusikaltimų dengimas, kadangi po dangstymo šefai, kai kurie jau atleisti iš darbo, kai kurie dar ne, tai jie galėjo iš tikrųjų įtakoti tos užsakymus pasiklausimai, tam, kad galėtų irgi taip pat daryti įtaką ir kontroliuoti, kad neišeitų, kur nereikia, žinia apie nusikaltimą. Iškėlus Veigelieniai drausminę bylą, teisėjai tapo daug reiklesni. Iš operatyvininkų reikalaujama tikslios informacijos apie kiekvieno norimo pasiklausyti abonento statusą. Dabar teisėjai reikalauja, kad būtų prie kiekvieno to prašymo teikimo, nutarimo pridėtas ir dar sąrašas, reiškia, ar tas asmuo nėra teisėjas, ar tas asmuo nėra prokuroras, ar tas asmuo nėra, o iš tikrųjų operatyviniams veiklos subjektams tai padaryti per trumpą terminą, kaip jūs žinote, operatyviniai veiksmai ir būtent ikiteisminio tyrimo pradžioje atliekami veiksmai jie turi būti padaryti greitai. Pasak teisėjų, jeigu kiekvieną kartą būtų reikalaujama išsamios informacijos apie kiekvieną telefono numerį turintį asmenį, griūtų operatyvinių institucijų darbas, esą dažnai tyriant nusikaltimus, žinomas tik telefono numeris ir visiškai nieko apie asmenį. Garbės teismas, jeigu būtent kartojasi konstatuoja, reiškia, drausmės pažeidimą, tai gali skirti švelniausia nuobauda yra apsiriboti, apskritai nuobaudos neskirti, apsiriboti tik tai, reiškia, drausmės bylos svarstymo. Griežčiausia nuobauda yra siūlymas prezidentai atleisti teisėją iš pareigų. Sprendimą teisėjų garbės teismas skelbs po 10 dienų. Jolanta Svirnerytė, Vidmantas Beržinės, LNK žinios Vilnius.